Šioje klimato katastrofų apžvalgoje atkreipiamas dėmesys ne į vieną konkretų epizodą, bet į bendrą praėjusios savaitės klimato įvykių pobūdį. Per dažnai jį vystėsi pagal neįprastą modelį. Žiūrėkite toliau ir sužinosite, kas tiksliai nutiko skirtingose pasaulio regionuose. Ukraina. Kelias dienas iš eilės audros bangos siautėjo įvairiuose Ukrainos regionuose. Kijeve ir aplinkiniuose rajonuose kilo labai stiprios perkūnijos. Nors gegužę perkūnijos čia yra įprastos, tokia galinga audra išgąsdino vietos gyventojus. Vienas žaibo smūgis trenkė į daugiaaukščio namo stogą, kitas sukėlė gaisrą privačiame name Kriukovščinos kaime. Dėl stipraus vėjo virto medžiai ir lūžo šakos. Nuvirto elektros linijos ir tūkstančiai žmonių liko be elektros. Gegužės 22 dieną sostinėje ir aplinkiniuose regionuose iškrito smarkus lietus ir kruša. Kiemai ir keliai greitai apledėjo, o transporto priemonių savininkai pranešė apie savo transporto priemonių apgadinimus. Taip pat nukentėjo Mykolajivo miestas, kur smarki liūtis ir perkūnija per kelias minutes pavirtė kelius upeliais. Šaligatviai buvo visiškai apsemti, todėl pėsčiomis mieste judėti buvo praktiškai neįmanoma. Audras lydėjo stiprūs vėjo gūsiai ir kruša. Vinicos srityje audra taip pat padarė didelę žalą. Smarkios liūtys tiesiogine prasme nuplovė gyventojų sodus, užliejo rūsius ir užpylė gatves tauriu purvo sluoksniu. Daugumoje rajonų buvo stebimos perkūnijos, o keli žaibų smūgiai sukėlė pastatų gaisrus. Vojtovkos kaime krušos padengta žemė atrodė taip, lyg būtų vėl sausis. Vinicoje medis užvirto ant viešo transporto stotelės. Eismas taip pat buvo sutrikdytas regioniniuose greitkeliuose. Poltavos, Žitomiro ir Čerkasų rajonus taip pat užklupo smarkios liūtys, kruša ir škvalai. Žala padaryta ne tik regioninei infrastruktūrai, bet ir žemės ūkiui. Seisminis aktyvumas. Gegužės 18 dieną Longano rajone, Lūdžio apskrityje, Goinsių provincijoje, per 21 valandą vienas nuo kito įvyko du stiprūs negilūs 5,2 balų žemės drebėjimai. Remiantis Kinijos seismologijos tinklu, šių įvykių epicentrai buvo maždaug už kilometrų vienas nuo kito tankiai apgyvendintoje vietovėje, kur 100 km spindulių gyvena beveik 7 milijonai žmonių. Vietos seismologai abu žemės drebėjimus priskyrė spiečiaus tipo aktyvumui. Drebėjimai prasidėjo dieną prieš du pagrindinius įvykius gegužės 18 dieną, o vėlesni pakartotiniai smūgiai pasiekė 3,60 balų. Liudininkai antrąjį žemės drebėjimą apibūdino kaip stipresnį ir ilgiau trukusį. Pastatai pastebimai siūbavo, o pats drebėjimas truko apie 3 sekundės. Drebėjimas taip pat buvo juntamas Gongongų, Guidžou, Sičiuan, Juanų, Hunano provincijose. Didžiausias drebėjimo intensyvumas siekė 7 balus. Žmonės bijojo grįžti namo ir apsinakvojo lauke, automobiliuose ar palapinėse. Netoli epicentro pastatuose iš žemėje atsirado daugybė įtraukimų ir skylių. Kai kurie namai sugriuvo iš karto po drebėjimo, o kiti toliau griuvo po to, todėl vietos gyventojai bijojo eiti į vidų net ir dėl būtiniausių daiktų. Žemės drebėjimai taip pat paveikė vietos ekonomiką. Nukentėjo populiarus turistinis Lūdžio rajonas, žinomas dėl savo Lusifen tradicinių aštrių ryžių makaronų. Po drebėjimo turistiniai objektai buvo uždaryti, o daugelis gyventojų ir lankytojų stengėsi palikti miestą. Šis žemės drebėjimas buvo stipriausias panašaus masto seisminis įvykis Gongsi provincijoje pastaraisiais metais. Prie žemės drebėjimo prisidėjo keli veiksniai, įskaitant nedidelį židinio gylį, karstinį reljefą ir epicentro artumą prie tankiai apgyvendintų vietovių su senesniais pastatais. Remiantis oficialiais duomenimis, žemės drebėjimas nusinešė mažiausiai 2 gyvybės, o beveik 10 000 žmonių buvo evakuoti. Gegužės 19 dieną Peru įvyko stiprus 6,1 balų žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo 41 km į pietus nuo Ikos miesto. Pačiame mieste požeminių smūgių intensyvumas pagal Merkelio skalę siekė 6 balus. Ypač nukentėjo kultūros paveldas.
Iš dalies sugriuvo San Benito paviljonas senose Sakaros kapinėse, sunaikindamas 18 nišų, o katedros sienose atsirado įtrūkimų. Apgadintas San Luiso Gonzagos nacionalinio universiteto gamtos mokslų fakultetas. Išdužo langai, sienos atsirado gilių įtrūkimų. Kai kurie studentai dėl stipraus žemės drebėjimo patyrė nervinį šoką. Pasak vietos valdžios institucijų, Ikos, Huancavelo, Ikos ir Ayakučio regionuose nelaimė apgadino 70 namų, iš kurių 8 tapo netinkami gyventi. Taip pat iš dalies nukentėjo 13 švietimo įstaigų, visuomeninių pastatų, medicinos centrų ir prekybos centrų. 28 žmonės buvo sužeisti ir paguldyti į ligoninę. Smarkiai nukentėjo ir infrastruktūra. Buvo sunaikinti keliai, drėkinimo kanalai ir nuotekų valymo įrenginiai. Seisminiai drebėjimai sukėlė nuošliaužas, kurios užblokavo Los Libertores nacionalinį greitkelį tarp San Clemente ir Ayacuno. Gegužės 20 dieną Zelandijos saloje Danijoje, maždaug 37 km į pietvakarius nuo Kopenhagos, įvyko itin retas žemės drebėjimas. Europos viduržemio jūros seismologijos centro duomenimis žemės drebėjimų stiprumas buvo 3,9 balo. Požeminiai smūgiai buvo juntami ne tik rytų Danijoje, bet ir pietų Švedijoje. Verta paminėti, kad Danijai būdingas labai mažas seisminis aktyvumas. Čia užregistruoti žemės drebėjimai yra reti ir paprastai būna mažo stiprumo. JAV geologijos tarnybos duomenimis pirmasis žemės drebėjimas šalyje buvo užfiksuotas 1985 metais. Nuo to laiko iki šių metų gegužės 24 dienos Danijoje įvyko viso 35 žemės drebėjimai, kurių stiprumas svyravo nuo 1,8 iki 4,4 balų, o tai vidutiniškai mažiau nei vienas įvykis per metus. Be to, per visą šį laikotarpį tik 8 žemės drebėjimai buvo 3,5 balo ir stipresni. Gegužės 20 dieną Turkijos Malatijos provincijos Batagazi rajone įvyko galingas 5,6 balų žemės drebėjimas. Pasak Turkijos nelaimių ir ekstremalių situacijų valdymo tarnybos, žemės drebėjimas įvyko gana nedidelėme maždaug 7 km gylyje. Dėl šios priežasties drebėjimas buvo ypač stiprus ne tik Malatijoje, bet ir kaimyninėse provincijose, sukėlęs trumpą paniką tarp gyventojų. Gyvūnai taip pat pajutę drebėjimą išsibėgiojo. Po pradinių drebėjimų mokiniai buvo evakuoti iš mokyklų, kuriuose vyko pamokos. Pareigūnai paskelbė, kad pamokos visose provincijos švietimo įstaigose atšaukiamos vienai dienai. Laimei pranešimo apie aukas ar rimtą žalą nebuvo. Gegužės 21 dieną Campiflegrei kaldera Italijoje supurtė 4,4 balų žemės drebėjimas. Vienas galingiausių kada nors užfiksuotų regione. Dėl mažo gylio drebėjimas buvo ypač stiprus. Gyventojus pažadino požeminis dundesys, sienų vibracija, krintantys daiktai ir dūžtančio stiklo garsas. Daugelis panikavo, apsivilko visus rastus drabužius ir bėgo iš namų. Kai kurie gyventojai rytą praleido gatvėse ir automobiliuose, bijodami pakartotinių smūgių. Po pagrindinio įvykio prasidėjus eisminis spiečius, ekspertai užregistravo dar 13 žemės drebėjimų. Požeminiai smūgiai buvo juntami Neapolėje ir jų apylinkėse, taip pat savivaldybėse į vakarus nuo Campiflegrei kalderos. Bakoli mieste gyvenamųjų pastatų sienos atsirado įtrūkimų, dalinai sugriuvo fasadai. Keliose kampanijos regionų miestuose mokyklos buvo uždarytos dėl pastatų patikrinimo. Netoli Neapolio keliose linijose buvo sustabdytas traukinių ir metro eismas. Pareigūnai laikinai atidarė ribojimo eismo zonas ir sustabdė laivų paleidimą bei gelbėjimo operacijas Baija uoste. Pasak civilinės saugos departamento vadovų, tai buvo labai stiprus žemės drebėjimas. Laimei, žemės drebėjimas įvyko jūroje, o ne taip arti paviršiaus, kaip dažnai užfiksuojama Campiflegrei rajone. Turkija. Nuo gegužės 20 dienos Turkijos Hatayos provinciją užklupo smarkiausi per kelis dešimtmečius lietūs,
sukėlė potvynius ir nuošliaužas. Dėl didelių kritulių per trumpą laiką buvo sunaikinta regiono infrastruktūra. Gatvės buvo užtvindytos, vanduo pateko į namus, parduotuves ir administracinius pastatus. Daugelis gyventojų buvo įstrigę savo namuose. Transportas buvo visiškai paralyžiuotas. Kai kuriuose vietovėse nutrūko elektros tiekimas. Didelė žala padaryta ir žemės ūkiui. Apgadinta apie 2,5 tūkstančių hektarų žemės ūkio paskirties žemės. Samandagų rajone sveikatos priežiūros centras buvo užlietas beveik iki stogų, o pakrantės bangos išplovė rąstus, nuolaužas ir gyvūnų gaišenas. Po Karačiajaus upės potvynių iš dalies sugriuvo tiltas jungiantis Samangadą ir Antakiją. Tilto griūties metu važiavo automobilis ir jį vanduo nunešė į upę. 2 automobilyje buvę jaunuoliai žuvo. Antakijos apskrityje dėl nuošliaužos sugriuvo 1 aukšto gyvenamasis namas. Žuvo 15-metis, o 3 žmonės buvo sužeisti ir nuvežti į ligoninę. Defnės ir Samandagų aplinkelėje sugriuvo kelio danga. Pravažiuojantis automobilis nukrito į upės vagą, akimirksniu pražudydamas vairuotoją. Kitus automobilius nunešė potvynių vanduo. Nelaimės padarinių likvidavime dalyvavo daugiau nei 2200 gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir maždaug 860 įrangos vienetų. Per potvynius Hatajaus provincijoje žuvo 5 žmonės ir 17 buvo sužeisti. Papua Naujoji Gvinėja. Retas povandeninių ugnikalnių, preliminariai pavadintų Titano kalnagūbrių įsiveržimas tęsiasi centrinėje Bismarko jūros dalyje prie Papua Naujosios Gvinėjos krantų. Pirmuosius šio netikėto išsiveržimo požymius palydovai fiksavo dar gegužės 7 dieną. Prieš jį įvyko 6 žemės drebėjimų serija. Kitą dieną NASA palydovai Aqua ir Terra užfiksavo baltus garų kamuolius. O gegužės 10 dieną nuotraukose buvo matyti iki 3000 metrų aukščio garų stulpas ir maždaug 9 km ilgio pakitusios spalvos vandens zona. Gegužės 12 dieną Suomių palydovo prietaisas užfiksavo maždaug 7 kvadratinių kilometrų plotą apimančias šiluminės anomalijas, rodančias didelį kiekį karštos medžiagos šalia paviršiaus. Tuo pačiu metu vietos žvejai pranešė girdėję garsų riaumojimą ir pamatė negyvas žuvis povandeninių ugnikalnių išsiveržimo vietoje. Maždaug 125 km į pietryčius nuo Manuso salos esantis ugnikalnis išleido galingą garų stulpą, o jo lava suformavo plūduriuojančius plastus ir net Pemzės salas. Šios palaipsniui toldamos nuo išsiveržimo vietos kėlė pavojų laivybai. Maži laivai galėjo įstrigti šiuose plūduriuojančiuose dariniuose, o dideliuose laivuose Pemza galėjo užkemšti siurblius. Pasak vyriausiojo geodezinio stebėjimo specialisto Rabalo ugnikalnių observatorijoje, tipiški povandeniniai išsiveržimai šioje vietovėje vyksta tyliai jūros dugne ir lieka nepastebimi. O dabartinis aktyvumas Titano kalnagūbryje laikomas labai retu, pasitaikančių kartą per kelis šimtus ar net tūkstančius metų. Kinija. Nuo gegužės vidurio centrinėje, pietinėje ir pietvakarinėje Kinijoje siautė smarkios liūtys, po kurių sekė potvyniai ir nuošliaužos. Vienas ekstremaliausių įvykių užfiksuotas Guangdongo provincijoje, Jangčiuno apskrityje, Jangziano prefektūroje. Gegužės 20 dieną Hekau miestelio hidrologinė stotis per 24 valandas užfiksavo beveik 1000 mm kritulių. Hubėjaus provincijoje 112 meteorologinių stočių faktinės kritulių kiekis viršijo istorinius maksimumus. Ypač sunki padėtis buvo Buisam kaime, Enši prefektūroje. Gyventojai pranešė, kad liūtis truko beveik 24 valandas, o potvynis pasiekė piką 4 valandą gegužės 18 dieną. Kai kuriuose vietose vandens lygiai siekė iki 4 metrų. Liūtis apgadino kelius, ryšių linijas ir elektros linijas, vedančias į Buišinę kaimą. Šimeno apskrityje, Hunano provincijoje, nuo audros nukentėjo daugiau kaip 58 000 žmonių. Dėl didelio kritulių kiekio sugriuvo tiltai. Daugiau nei 20 kalnų kaimų Hupingšinė liko be elektros ir ryšių. Humanitarinės pagalbos siuntos ten buvo pristatytos dronų.
Gegužės 24 naktį Čongčingo Jonghuano rajone vos per 2 valandas iškrito beveik 300 mm kritulių. Tos pačios dienos popietę purvų nuošliauža sugriovė kelis gyvenamosius pastatus, nusinešė kelių žmonių gyvybės, o kai kurie dingo be žinios. Vienas gelbėtojas pranešė, kad vyras, bėgdamas nuo nuošliaužos, pabėgo iš savo namų ir buvo pagautas vandens srovės, tačiau sugebėjo įsikibti į medį. Jis buvo rastas sąmoningas, bet su sulūžusia koja ir labai silpnas. Iki gegužės 25 dienos mažiausiai vidutinio dydžio upių vandens lygis visoje šalyje gerokai viršijo įspėjamą lygį. Didžiausias pakilimas buvo 3,11 metro. Dėl potvynių ir nuošliaužų žuvo 20 žmonės, o dar 20 laikomi dingę be žinios. Praėjusią savaitę skirtingose pasaulio dalyse beveik vienu metu įvyko procesai, kurie buvo neįprastai reti, intensyvūs arba sparčiai vystėsi atitinkamuose regionuose. Žemės drebėjimas seismiškai ramioje Danijoje, vienas stipriausių požeminių smūgių Kampelflegrei superkalderoje, itin dideli krituliai Kinijoje ir Turkijoje, bei retas povandeninis išsiveržimas Bismarko jūroje. Būtent šios anomalijos padeda mums suprasti, kaip pertvarkomos natūralios sistemos ir kokios rizikos gali tapti labiau pastebimos ateinančiais metais. Šių procesų fizikos supratimas yra labai svarbus norint suprasti, kas vyksta, nes tai dabar paveikia beveik visus. Todėl mokslinis požiūris į pokyčius planetoje turi tapti visuotiniu prioritetu.